Sveiki žiūrovai. Šiandien noriu jūsų paklausti, ar esate tokių vaisių ragavę? Gal parduotuvėje nusipirkę, o galbūt nusiskynę ir valgę. Aš juos prisimenu kaip pačius skaniausius ir tokius ekskliuzyvinius, egzotinius vaisius, ar ne? Aš papasakosiu, kur jie auga. Jeigu kažkas gyvenate Tenerifėje galbūt, gal atostogų varote, tai tikrai yra labai gera vieta pasivaikščioti, ekskursiją turėti, galit patys ją pasidaryti savo, ar ne? Aš galiu jums parodyti kaip ir kur, ar ne? Tai va, čia pas mane katinas va miega. Jis visą laiką miega. Tai va, gerai. Eikime į Google Maps. Čia yra, aš žinau tik tai šitą pavadinimą, nes vietiniai taip vadindavo. Nisperos, ne? Bet čia yra japoninė lokava, pasirodo. Lietuvoje jis neauga, todėl kad tai yra tropinis vaisius, jam reikia šilumos visada. Negali būti minuso, kitaip jis neaugs. Gerai, eikime į Google Maps. Taigi, va mes esame, čia matome Europą. Pirmiausiai mes randame Maroką. Va, Marokas, tada zoominam. Čia va, zoominam. Va, prie Maroko, va. Va, Kanarų salos. Matot, Kanarijas parašyta. Tenerifė. Taip. Dabar buvo periodas, kai aš gyvenau, tai pasakysiu, netoli Gija de Isora, va, yra toksai kaimelis, labai fainas iš tikrųjų, ten ir bažnyčia turi, ir visokių užsiėmimų, net ir mokykla yra, ir net stadionas. Šitas fainas kaimukas, ne? Aš gyvenau kažkada, tai jūs pasakysiu, atsekti, atsimenu, eidavom peškom. Tiesiog gyvenau kalnuose. Va. Štai, radau. Aš gyvenau va šitoj trobeliai, va čia. Eiti peškom tikrai reikėdavo nemažai. Va tuo va keliu vingiuotų, va. Štai čia eidavau. Tarp kitko, šita vieta yra, kur verčia tiesiog priekabomis verčia netinkamo dydžio pomidorus, svogūnus, baklažanus ir būna labai daug gerų. Tiesiog prisirenki kibirais tenai, net nespėjai suvalgyti, jie sugenda, nes didelis kiekis tiesiog. Tai va šičia va galima rasti. Periodiškai, kas savaitę, kas mėnesį, nežinau, kaip pripila, vienu žodžiu. Tai va, tai aš gyvenau čia. Tarp kitko, čia yra faina vieta. Ten man leisdavo šeimininkas gyventi. Va šičia va yra apleistas namas. Jis negyvenamas, neaišku, ten kam priklauso, ten metais nieks negyveno, gal nelegaliai statytas, gal kas. Vienu žodžiu, ir ten yra visokių daiktų daug, ir mes ten imdavom visokius baldus, duris, taip toliau, ir kūrendavom, darydavom valgyti, malkus būdavo. Bet va ten galima atvaryti ir užimti tą namą ir jame būti, ta prasme, jis niekam nepriklauso. Visiškai. Tai va. Tai aš būdavo eidavau peškom, tapu, va čia, einu, tolyn, va to keliu, ateinu iki pagrindinio kelio. Ir tada einu pagrindiniu keliu. Tapu, ten, ir einu į Gija de Isora kaimuką. Ir šičia kaimukė yra į kalną tokia va vieta, va čia va jau kaip ateini, eini va čia va aukštyn. Tapu. Ir kas čia yra? Čia va kokie vaizdai. Faini atsiveria.
aukščiau šiek tiek, dar ne debesų lygyje, bet jau aukštai, dar auga palmės, nes aukščiau nebeauga jos. Ir va tokie va vaizdai, gan faini. Gerai. Einam toliau. Va čia va. Tapu. Aripė, toks tarpinė stotelė. Bet toj Aripiai jis eina labai į kalną taip. Labai stipriai į kalną. Ir einant tuo keliu, taip pasakysiu, kur. Čia einam. Tie vaisiai, kur rodžiau jums, jie auga pas kažkokį žmogų. Tiesiog auga. Kažkur tai va šičia, va, man atrodo, va čia, va. Man atrodo, va šitoj vietoje auga jie. Va. Matot, lapukai. Vaisių dar nėra, bet čia tie lapai. Va. Štai čia jie auga. Čia Google Street View, ne? Tai aš pirmą kartą, kai jau aukštyn, aš tiesiog varydavau vienas ir keliaudavau pėsčiomis, vandens tik tai pasiėmu butelį ir varau. Tai radau čia tų vaisių, paragavau, visai nieko galvoju, geri visai tokie. Ir kauliukas viduje yra, ir jie kaip pasakyti, nei kaip abrikosas, nei kaip trešnė. Toks miksas ir daug to minkštimo turi, ar ne? Gerai. Toliau. Šitą uždarom Street View. Einam toliau. Tai va. Tai čia pirmą kartą pamačiau. Galvoju, geras. Ir kuo eini aukštyn labiau į kalną, keičiasi augmenija, ta prasme. Yra skirtingas klimatas tenai. Ir auga skirtingi dalykai. Labiau ten daugiau drėgmės viršui, nes debesis eina, rasa būna didesnė. Ir va, einu toliau, čia tokiu, va šituo keliu kreivų, tada ateinu į sekantį, į Čirčią. Čirčia tai pavadinimas nuo bažnyčios. Bažnyčia, kad pavadinimas. Tai va. Ir vat tai šičia yra Plaza de Čirčia, tai pagrindinė gatvė, bažnyčios gatvė. Tai va, einam toliau, tapu, va čia va. Ir einam į Barranco del Cazador. Štai šičia. Šičia vat, jeigu matote, kur čia mano tas pabėgo? Nebematau. Ai va. Va šičia va mašinom važiuoti kelias aukštyn, ten į kalną. Kažkur apžvalgos aikštelė yra va čia viršui. Kažkur viršui. Arba šičia va. Tai mes einam tiesiog tokiu žvyrkeliu. Va pasukam žvyrkeliu į tą Barranco. Štai šičia matome va tie žali taškai, visi medukai. Tai čia yra mandarinai. Mandarinai ir citrinos auga. O kur krūmai, kur daug žalumos, tai ten yra vynogės augina. Augina vynogės periodiškai, nuima, vėl augina, vėl nuima. Žodžiu. Čia yra žmonių. Žmonės augina savo daržus, ne? Tai, aš nevagiu iš daržų, tai ne... Buvau nusiskinęs, tarp kitko, vieną mandariną ir vieną citriną, bet ta prasme taip, aš ten prisiskinti neidavau. Taip. Toliau einam ir va čia va jau, štai čia baigėsi tie daržai, žmonių jau ten, jau jie nebeaugina, ten nieko. Štai šičia va šita vieta, Google Street View čia nėra, bet va šitie va du medžiai, va, tas medis ir tas medis, jie yra būtent tie, Nisperos, ar kaip jie ten kitaip vadinasi, kur rodžiau prieš tai. Va, japoninė lokava.
Tai va, jie dera maždaug, tada buvo pavasario, dabar ar balandis, ar gegužė buvo, neatsimenu, bet man atrodo, kad kartą į metus dera, jeigu klystu, mane pataisykit, bet keliauti reikia pavasario pabaigoje maždaug. Ir jūs jų rasite. Tai va šitie du medžiai. Tada einam toliau. Tapu. Čia. Čia yra auga pušis tokia didelė, su tokiais spygliais dideliais ir konkorėžiai tokie milžiniški. Taip, einam toliau. Tapu čia. Va, čia irgi pušys tos didžiuliai konkorėžiai. Einam čia. Ir va čia yra toksai kaip čia pasakius, toks. Bet taip eini po dešinę prie pat kalnai, toks kalnas, toks skala tokia. Ir ten šaltinis kažkur vandens yra, dabar tiksliai nepamenu, bet yra vandens šaltinėlis, man atrodo, gal va čia, arba jis va čia, tas šaltinėlis vandens, ne? O dar medžių tų yra štai čia, va. Čia tokia va kaip pieva didelė, vienu žodžiu. Ir daug visokių augalų. Ir auga va čia va palei kraštą dar kokie 2-3 medukai, tokie dideli jie medžiai ten. Nuvariau, aš atsimenu, 5 litrių bambalių tenais radau ar ką, ar aš priskyniau kelis pilnus bambalius ir nuėjau į apačią, o apačioje neauga tie vaisiai. Ir ten, ką čia turi, žinai, tie vietiniai. Sakau, jum paragausi, žinai. Ir aš ten mainydavau į kitus daiktus, į kitus maisto produktus, ne? Net vietiniai, jie ne visi žino, kas tai yra, ir kai kurie žinojo, kai man pasakė pavadinimą. Tai va, tai štai šičia yra kelios vietos. Tai šitą tiksliai turėsite susirasti patys, va šičia va kažkur, pagal lapus, pagal viską atskirsite tos medžius. O 2 medžiai va čia garantuota jums, va, štai šičia. Šičia yra Čirčia vadinasi. Virš Gėdeisoro. Va, nuo Gėdeisoro yra Gėdeisoro, tarp kitko, autobusas. Man atrodo, iš visur autobusai yra į Gėdeisorą, nes čia pravažiuojamas toks kaimas, ne? Ir tada jau peškom, tapu. Arba su mašina važiuokit. Taip. Tada kas dar? Dar pasakysiu, kur yra apleista kasykla. Kur ten eini į tunelį, nueini kilometrą ir tu supranti, kad tu kalno viduje ant įėjimo buvo parašyta eiti draudžiama ir ten taip toliau dar kažkas. Ir taip kažkaip ir įdomiai ir baisu, bet ir įdomu eiti, ne? Tai va. Ir aišku, reikia labai gero prožektoriaus, nes ten tamsu. Tai va, parodysiu. Tai va, einam toliau. Va čia va, kur tie medžiai mūsų, va, štai čia dėdu. Einam tolyn. Šitos medžius praeinam, šaltinį praeinam. Atsigert galima iš to šaltinio, jeigu ten patogu nepridrumzlinta. Tada... Dabar galvoju, ne, čia net baudais. Va čia va. Štai šičia va. Šičia va, kur žalia, matot? Štai čia. Apaugė viskas. Ir čia buvo kažkokie griuvėsiai seno kažkokio namo. Ir va šičia va toks kalne tarpeklis yra, ten gyvūnus berods augindavo. Kažkokie narvai seni būdavo, kažkas tokio. Tai va, tai galima čia net ir pastovyklauti, galima palapinės pasidaryti. Tarp kitko, šita vieta yra debesų lygyje. Tai būna, kad eini. Ir žiūri, debesis atslenka. Ir toks rūkas užeina ir tu kvepuoji, tu tą debesį įkvepi, ar ne? Labai faina. Ten jau truputį vėsiau, nėra taip karšta kaip apačioj. Nu, čia aš turiu omeny pavasarį ar vasaros pradžioje. Taip, tai va šičia va būtent va ta vieta, va kur žalia, už to posūkio, va, praeinat šaltinėlį, ten šaltinėlį radot ir einat toliau ir už posūkio einat toliau. Ir va šičia va ieškokite durelių tokių su grotomis kalne. Jų yra gal daug, ar 50 ar kiek.
visoje Tenerifei, tai tos kasyklos būdavo vandeniui. Jie 3 kilometrus kažkur gilyn į kalną iškasa tokį tunelį, tada kalne besikaupiantis vanduo nuo lietaus, jisai ten kažkur tarp akmenų kaupėsi ir būdavo, kad tas vanduo bėga ir maitina jų visas plantacijas. Ir čia būdavo sodai seniau. O kodėl būdavo? Todėl, kad tas vanduo baigėsi. Jisai po kažkiek metų jis baigėsi ir tos kasyklos yra apleidžiamos ir ten jis vandens nebeduoda. Ir sodai jau taip nebedera, nes ten vandens nėra laistyti. Laisto ką pagrindė, ten vynogės augina ir kitas daržovės, ne? Ir įvairias daržovės augina. Tai va, tai ši čia yra vieta tikrai labai verta eiti pasivaikščioti. Dar vienas dalykas, pasimkit plaktuką. Plaktuką ir gali tą, kur skaldyti, nusipirkit, ne? Labai, labai svarbu. Todėl, kad štai čia vat einant vien va to žvyrkeliu, tokių įdomių akmenų galite rasti, kur perskeliat akmenį, o vidury yra kristalai. Tiesiog kristalai viduje. Tai jeigu taip jau atmušt akį, kaip sakant, žiūrėti, kurie ten tie akmenys būna panašus, kur kristalai gali būti, jūs galima ieškoti, rasti tų kristalų. Faina, ne, juk randi kristalų, perskeli akmenį, o ten tokie kristalai visokie būna spalvoti, ten vienos spalvos kitos, labai įdomu. Tai va tiek pasakiau. Šiaip aš kažkada norėčiau nuvaryti tenais ir aš galėčiau būti kelionių gidų, labai gerų ir tokia crazy, labai įdomią kelionę galėčiau jums organizuoti. Ir mielai ten apsilankyčiau pats. Norėčiau, kai vaisiai dera nuvaryti, pavasarį. Va. Tai va tiek būtų šitoj laideliai. Jeigu įdomu, rašykite į komentarą. Padarysiu dar variantų čia ką veikti. Taip pat pasakysiu, kur yra daug avokadų, kur galima kibirais nešti avokadus. Tiesiog iš ten medžiai tokio didumo, kad vietiniai suskintuvais ten nuskina tik tais apatinę dalį, nes daugiau nepasiekia. O į tą medį gerokai įsilipus, ten kibirais gali nešti. Aš būdavo prisirenku pilną Lidlo dėžę nuo vaisių avokadų. Pilną sklidina, daug tų avokadų. Jie kieti, aišku, būna, juos parsineši, tada suvinioji laikraštį. Man čia vietiniai patarė, sako, taip, suviniok į laikraštį visus. Ir sako, jeigu būna 2 savaitės. ir praeina savaitė, paspaudai juos, žiūri, o jau keli geri galima valgyti. Praeina dar kelios dienos, dar keli ir taip pat palaikius laikraštį suviniotus juos galima valgyti. Tai pasakysiu, kur yra. Aišku, galbūt ir čia kažkur yra, bet aš atradęs, kur esu. Nuošali vieta, niekam nereikia, vienu žodžiu ir taip toliau. Taip, dabar einam tada biškį tolyn. Ir va čia va yra Los Gigantės. Jeigu matote, va, Los Gigantės. Ir tame Los Gigantės yra va toks į kalną, va toks raitytas kelias eina. Tai va tas va Mirador, matote, yra Mirador. Ten vaizdas koks. Va, koks fainas vaizdas tenai. Mirador. Mirador reiškia apžvalga. Einam čia, tapu. Ir va čia va, kur yra hiking trail. Parašyta, matote, hiking trail. Tarza. Nu va, čia va tokie vaizdai bus, kai jūs eisite, keliausite. Labai faina. Aišku, reikia mėgti sportuoti, nes pavargsti ir į kalnus lipti ir visą kitą. Tai va, tai einame čia, palei tos šiltnamius. Čia praeinam, čia labai faina vila tokia su sodu. Praeinam. Ir va čia va yra toks takiukas. Va, einam tuo takiuku.
Einam. Štai šičia yra apleisti šiltnamiai kažkokie. Seniau augindavo. Ir. Tuoj pala pasakysiu, kur tiksliai. Jau pats biškį pasimečiau. Bet taip yra palei kalną tas kelias. Nes iš vienos pusės kalnas. Man galvoju, ar taip toli. Ai, taip, čia. Čia tapu. Ai, va šičia va reikia praeiti tas plantacijas. Va šitas medis ir yra, va. Čia ne vienas medis, čia yra 2 medžiai. Va. Matot? Didžiuliai, milžiniški medžiai. Va šičia, kur maži apačioj plantacijose, čia yra palmių medžiai. Ten augina tas palmes, jie ten bananus, ką ten dar. Bet va šičia auga milžiniški tiesiog prie kelio tokie avokadų medžiai. Jau tokio didumo tie medžiai, kaip, nežinau, 5 aukščio namo aukščio gal, kažkas tokio. Ar jeigu neperdėdu. Tai va, tai šičia galima kibirais avokadus nešti. Va šičia va tie krūmukai. O, čia yra tas. Šičia tie krūmukai yra granatai. Gal net parodysiu vaizdą geras. Čia pasirodo yra Google tas. Čia tie tokie vaisiai kaip apipjaustyti tokie būna, atrodo, toks žalias, kaip obuolys ir tokie dobutės. Nežinau, nei kaip juos valgyti, nei jie man skanus. Va šičia va, tam medį. O vat. Šičia nerodo. Bet va čia yra granatų medžiai. Va šičia va, tai yra tokie krūmai, tokie va, aukšti auga granatai. Čia auga. Nu, bet granatai yra dažnas. Toks kaip patvorinis krūmas, vienu žodžiu. Bet va šičia yra avokadai. Va. Nesimato lieva nuotrauka, bet. Jo. Čia atsimenu, ėjau. Šičia va toj vietoj. Papaja pasodinta, didelė tokia, išaugus papajos kaba. Ir čia matyt pasodino tie, kur daržą augina. Bet va šičia yra. Nukeliauti galima pėsčiomis nuo šito Los Gigantės. Arba, uždarysiu tą. Arba aš kaip ėjau iš kitos pusės, The Hard Way vadinasi, ne? Aš ėjau nuo Tamaimo. Ne, net ne nuo Tamaimo, aš ėjau nuo Santiago del Teide. Šakės. Ėjau 4 valandas kažkur. 4 valandas ėjau. Vanduo pasibaigė. Einu, blema, galvoju. O tais kalnų takeliais, ne? Ėjau kalnų takeliais. Tai va nuo to Santiago, va. Čia yra tokie va takiukai. O mano takiukas. Tapu. Ir aš taip einu. Žiūriu, nebėr kur eiti. Nu ką. Einam aukštyn. Einam. Čia takiuku. Žiūriu. Namas. Ten radau žmogų. Ožkas augina, ką jie ten. Sakau, gerti. O, imk, sako, va, bambalės prisipilk, gerk, sako, eik toliau gero kelio. Gerai. Einu toliau. Tuo takiuku. Ėjau. Čia tas takiukas toks pasidaro akmenuotas žemyn labai. Va, ir čia dar rodo galima eiti. Ir aš kažkaip nuėjau ten žemiau truputį to takiuku. Va, ėjau va tuo.
Va šituo jau takiuku. Va. Pro tą namelį tenais kažkokį, va. Va jau tuo takiuku žemyn. Ėjau. Žemyn. Tada va čia va ėjau. Ai, neėjau tenai. Va šičia va atkirtau kampą kažkaip. Ir va čia va palei tokį griovį. Takelis buvo. Ėjau. Ir va taip va ėjau. Nes norėjau nueiti į tą Los Gigantės peškom. Ir ėjau. Ir galiausiai aš praėjau tuos avokadus. Ir žiūriu, maistas. Bet jie buvo kieti, tai aš jų prisirinkau į kuprinę. Ir po to nokinau. Tai va. Aišku, vietinių paklausiau, sakau, tai kaip juos nokinti, kaip greičiau, kad jie. Tai sako, į laikraštį vyniok. Laikraštis, matyt, drėgmę traukia, aš nežinau, kaip jį daro. Tai va. Tai va tiek būtų. O šičia galima nueiti peškom iš Los Gigantės. Tai va. Čia va, Lidlas Los Gigantės, tarp kitko va. Lidlas. Prie Lidlo, va šitoj va vietoj, yra konteineriai, kur kiekvieną vakarą visą duonos skyrių sudeda į dėžę ir padeda. Į konteinerį arba prie konteinerio. Ir žmonės atvažiuoja jau paimti. Jeigu laiku padaboti, galima paimti ir pasiimti viską. Bet yra žmonės, kurie atvažiuoja, išrenka tam visą maistą ir ar patys valgo, ar gyvūnus maitina, vienu žodžiu. Bet vat ten galima tiesiog maisto gauti. Dikai. Ir per akis, tiek, kad galima būtų dar išmaitinti labai daug žmonių. Tai vat. Šitame rojaus kampelėje. Aš ten išmokau, kaip išgyventi neturint nieko. Visiškai neturint nieko. Ten galima išgyventi ir dar labai fainai. Tai va, norėsite patarimų, arba norėsite, kad būčiau gidas, čia mano svajonė, kad kažkas norėtų mane pasimti į kelionę. Ir tikrai būtų faina. Nesakau, kad bilietą pirkt ar ką, bilietą aš galiu nusipirkti. Ir tai nėra prabangi kelionė. Kainuoja tik tai bilietas prabangiausiai. Pasimti miegmaišį reikia, turėti miegmaišį su savim ir kuprinę. Viskas. Nieko daugiau nereikia. Ir keliauti galima. Geriausiai ne žiemą. Ne žiemą ten biški vėsų. Būna ten 15 laipsnių. Nu tai taip savo. Tai va tiek apie Tenerifę, apie vaisius. Ir rašykite į komentarą, jeigu norite daugiau įdomybių, kad papasakočiau. Jeigu patiko tokio formato laida jums. Galbūt kažkas keliausite, o gal esate buvę Tenerifėje, o gal gyvenate ten. Tai turėtų būti įdomu. Tarp kitko atsimenu, kažkada nuo Lidlo paėmiau pilną dėžę. Nu, dėžė kaip nuo bananų būna. Pilna bulkų, batonų, ten visokių naujienų. Ta prasme, tiesiog vienos dienos senumo. Jie pasensta, o kitą dieną šviežią atveža. Tai senus išmeta tiesiog. Tai aš paėmiau dėžę ir galvoju, aš pats nesuvalgysiu, galvoju, bet aš noriu padaryti gerą žmonėms. Kažkam, kam reikia nuvežti. Tai sėdau į autobusą ir nuvažiavau Gėdės orą. Ir ten žinau, Gėdės orą. Ten žinau, toks dėdulė gyvena, toks, dėdulė labai iš pašalpas gauna, ten pašalpas duoda kaip maisto bankas, maisto duoda. Sako, nemoka mums pinigų, mums duoda tik maisto. Tai vienu žodžiu, aš jam duonos tos atvežiau. Jisai taip akis išsprogdino, vau, čia sako, tu čia iš kur tu čia gavai. Sakau, tu imk, sakau, ir turėk, sakau. Ir padalink draugam. Tai va, tai buvo taip, kad užtruko man šiek tiek, ten su to autobusu, kol nusivariau. Bet tas mano dėdulė, kur gyvena, parodysiu. Labai fainas dėdulė. Jis nėra labai senas, bet tai toks
sėdi ant suoliuko gatvėje visą laiką. Taip. Čia pagrindinė gatvė, va, einam. Oi, dabar atsiminti. Man atrodo. Nebus čia. Taip. Nu čia taip, pagrindinė gatvė. Gal netgi vienas iš tų dėdulių čia sėdi. Jie visada sėdi ant suoliuko. Ir čia baras yra. Ai va, suoliukas, va. Va čia va aš jį sutikau ant to suoliuko. O jo namas yra va čia. Va čia už konteinerio iškart namas, jo durys. Gyvena tai baisiai, aš pakraupau. Iš tikrųjų, kaip jie gyvena, ten tiesiog kaip savartynė kažkokiam, kaip atrodo. Va, pas kai kurios pijokus, kai nueini būna panašiai, bet ten žiaurų, labai žiauriai. Kaip didžiausias kaimas, vienu žodžiu, gyvena. Lietuvoje irgi esat buvę matyti. Tai va, dėdulis gyvena čia, va čia va durys yra. O čia kažkaip galima nueiti. Paeinam čia truputį. Va šičia. Va šičia, va. Langai užkalti, vienu žodžiu, jisai čia gyvena. Va čia. Jeigu nueisit, nuneškit jam dovanų ką nors. Jo vardas Marijano. Ieškokit Marijano. Sakykit, kur Marijano? Va ten Marijano gyvena. Beveik Mario, bet beveik kaip Mario, bet Marijano dėdukas toksai. Tai va. Pradžiuginkit jį. Nueikit, pasibelskit Marijano. Duokit jam ką nors dovanų. Visada. Nu, dėdukas tiesiog toksai. Tai va. Man reikia stabdyti, nes aš labai ten daug esu patyręs, tai man pasakot ir pasakot. Gerai. Iki tom kartui rašykit, ar norit dar.